Girdit mus gerai? Gerai, tai mes pradėsim. Mūsų tema šiandieną yra FM grupių istorija ir raida, bei priežastis, kodėl verta būti FM kompanijoje. Žodžiu, istorija prasidėjo 2004 metais, kai Artūras Stravinskis sugalvojo įkurti išskirtinę kvepalų ir kūno priežiūros liniją. Jam idėja šovė dėl to, kad būtent jis pamatė tokį... Atsiprašysiu biškelį. Atsiprašau, labai techniniai nesklandumai. Labai atsiprašom, čia dėl techninių kliūčių truputėlį užstrigo internetas. Taigi 2004 metais Artūrui Stravinskiui kilo idėja įkurti kvepalų kompaniją ir jis nusprendė tai padaryti, matydamas, kokios yra aukštos kvepalų kainos. Ir dažniausiai mes mokame pinigus ne už kokybę, o už daugybę tarpinių grandžių. Dėl to mūsų įkūrėjas įkūrė šią kompaniją ir pradėjo siūlyti kvepalus į rinką būtent tinklinio marketingo, tinklinės rinkodaros principų. Kaip savo partnerius, nors daugybė kompanijų siūlė bendradarbiauti, Stravinskiui būtent, bet kaip partnerius jis pasirinko būtent koncerną Drom ir per Fan gamyklą, kuri priklausė jo tėvui ir visai Stravinskių šeimai. Taigi 2004 m. rugsėjį Lenkijoje gimė nauja tinklinės rinkodaros kompanija FM Group ir dėl didelio susidomėjimo jau po metų buvo nuspręsta įkurti įmonės kitose šalyse. Taigi 2007 m. pradžioje jau 25 šalis žinojo, kad tai yra FM Group kompanija, o dabar 7 gyvavimo metais FM turi atstovybės jau daugiau nei 60 šalių. Labai svarbu, kokie produktai ir partneriai būtent yra FM Group kompanijos. Tai produktai, kaip mes visi žinom, yra aukščiausios kokybės parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos ir namų priežiūros gaminiai. Kvapų liniją sudaro kvepalai moterim, parfumuotas vanduo vyram, tualetinis vanduo jaunimui, taip pat visai kūno priežiūrai skirti produktai, tai yra ir dušo geliai, ir kūno balzamai, rankų kremai, vyrams skutimosi priemonės, taip pat spa linija, žodžiu, galite rasti viską, kad maloniai kvepėtumėt ir gerai jaustumėtės. Dekoratyvinė kosmetika yra mineralinė, ją gamina italai ir ji yra išties lengvos tekstūros, maitina jūsų odą, padeda atrodyti, padeda visuomet atrodyti puikiai ir būtent kosmetikos katalogę galite rasti visko, ko reikia tobulam makiažui. Namų priežiūros linija sudaro net 11 kategorijų skirtų. Taigi sudaro net 11. Atsiprašau, kažkas striginėja iš tikrųjų. Taigi, namų priežiūros linija sudaro 11 kategorijų produktų ir tikrai rasite viską, ką reikia jūsų būtent kiekvienam namų kampui. Produktai sertifikuoti atitinka Europos Sąjungos reikalavimus ir nekenkia nei žmogui, nei aplinkai. Yra koncentruoti, taupo jūsų laiką ir pinigus. Taigi vienas iš FM Group sėkmės raktų yra būtent tinkamų partnerių pasirinkimai. Tai būtent partneriai pagrindiniai mūsų yra Drom ir per Fan gamyklą.
Dromas yra jau 100 metų gyvuojantis koncernas, jis priklauso vienai šeimai. Dabar jį valdo jau 3 karta, tai yra broliai Ferdinandas ir Andrėjus. Ir pagrindinės būstinės yra įsikūrusios 6 šalyse. Būtent iš Vokietijos koncentratai patenka mums, tai yra SM Group kompanijai. Koncernas susirenka pačias geriausias žaliavas koncentratų gamybai ir čia dirba tikrai patyrę ilgametę patirtį turintys parfumeriai, kurių darbo rezultatai ir užtikrina tokią aukštą mūsų kvepalų kokybę. Būtent koncerne Drom pagaminti kvepalų koncentratai keliauja į Lenkiją, į Perfand gamyklą, kur yra užbaigiamas jų gamybos procesas. Ir Perfandas šiuo metu yra tikrai didžiausias Drom užsakovas, lenkia pačias kompanijas kaip L'Orealis, Nivea, Globosas, Armanis, daugelį kitų garsių vardų. Perfandas veikia nuo 92 metų ir yra Lenkijos kosmetikos gamintojų lyderis. Būtent tai yra Travinskių šeimos verslas, taigi nesiejamas Federico Mahoro kompanijos dalis. Ir būtent šioje gamykloje užbaigiamas visas kvepalų gamybos procesas. Koncentratai maišomi su alkoholiu ir dideliuose talpose brandinami, o vėliau išpilstomi į buteliukus. Netgi pats pilstymo procesas yra tik pusiau mechaninis. Didžioji darbo dalis atliekama rankomis, taigi net dalis dėžučių tų gražių yra lankstamos rankomis. Tai vėlgi rodo, kad kompanija yra arti žmogaus, tai nėra kažkoks mechaninis tolimas procesas. Viskas yra šilta ir artima. Ir mūsų kompanija gamina ne tik puikius produktus, tačiau ir labai džiugu, kad duoda žmonėms susidirbti. Ir nuo 2004 metų mes tiesiog su kolega įdėjome tam tikrų žmonių pasiekimus, jie yra pasauliniai ir aš iš jų paminėsiu keletą lietuvų. Tai va, deimantinių orchidėjų šiai dienai pasaulyje yra 20, auksinių orchidėjų tai yra taipogi 20, purpurinių orchidėjų yra 50, perlinių 297 ir 21% pasiekusių žmonių yra 375. Tai yra tarp pasaulinė statistika. Turime pasididžiuoti, kad turime deimantinę orchidėją, iš jų yra viena, tačiau kilmės yra lietuvė, tai yra Irena Oliver. Auksinių orchidėjų turime 2, purpurinių 1, o perlinių orchidėjų Lietuvoje apie 10 kažkur. Būtent į Lietuvą, kas liečia Lietuvos rinką, SM Group atkeliavo 2006 metais. Ir aišku, netruko užkariauti vartotojų širdį. Vien dėl savo gero produkto, bei be abejo galimybių užsidirbti. Vis daugiau žmonių žino ir vartoja Federico kompanijos gyvavimo būtent Lietuvoje metus prisijungia daugiau nei 20 000 narių, tai yra išties didelis skaičius. Kaip minėjo Domas, Lietuvoje šiuo metu gyvena, būtent Lietuvoje gyvena viena auksinė, viena purpurinė ir net 8 perlinės orchidėjos. Visi puikiai žinom tuos vardus ir tikrai didžiuojamės šitais žmonėmis. Kad kompanija populiarėja rodo ne tik didėjantis distributorių skaičius, tačiau ir metinės apyvartos, kurios nuo 2006 metų ženkliai išaugo. Kaip matom, 2007 buvo virš 156 000, dabar jau yra virš 462 000. Čia imta litų, būtent apyvartos. 4 milijonų, ar ne? 4 milijonų, 4,5 milijonų daugiau yra apyvartos. Tai va, ir dar vieną, turbūt akcentuojant, reikia paminėti priežastis, kodėl vis dėlto reikėtų rinktis būtent Federico Mahoros kompaniją, nes iš tikrųjų šiai dienai Lietuvoje ir pasaulyje kompanijų dirbančių tinklinės rinkodaros principų yra tikrai gan nemažai. Ir mes tiesiog su kolega įvardėjom 6 priežastis, būtent, kurios iš tikrųjų yra labai svarbios kiekvienam žmogui pasirenkančiam kompaniją. Ir apie jas šiandien pasikalbėsiu. Tai jums šiandien papasakosiu apie laiką, produktą, tarptautinę plėtrą ir patikimumą kompanijos, motyvacinės programas, išmokų sistemą ir be abejo vidinę atmosferą. Pradėsiu nuo laiko. Laikas yra vienas iš svarbiausių faktorių pasirenkant tinklinės rinkodaros kompaniją, nes tinkliniai rinkodarai pirmieji 15 metų yra patys svarbiausi. Kaip sako daugelis tinklinės rinkodaros profesionalų,
Visi žmonės, kurie uždirbo didžiulius pinigus, ateina būtent kompanijos vystymosi pradžioje per pirmosius 15 metų. Todėl labai svarbu yra atsidurti kelio pradžioje, pačioje pradžioje startuoti kompaniją, nes tuo metu kompanija dar nėra užėmusi rinkos, dar yra laisvos vietos, laisvo ploto, kur galima eiti, plėstis ir tai yra iš tikrųjų labai svarbus faktorius renkantis kompaniją. Toliau. Kitas, turbūt vienas iš svarbiausių kriterijų, kuris yra svarbus renkantis kompaniją, yra produktas. Nes tik iš produkto mes gauname apyvartos, tik iš produkto mes jo uždirbame. Produktas yra taršis, aplinka, viskas sukasi. Ir kiekvienam produktui, kuris yra tinklinė rinkodara, yra keliami reikalavimai. Tai pirmas dalykas, kuris tikrai yra labai svarbus, tai yra produktas turi būti kasdieninio naudojimo. Tai turi būti kasdieninės reikmės prekė, kurią žmonės pastoviai naudoja ir prekė, kuri pastoviai pasibaigia. Antras, tai yra sertifikuoti būtent pagal to šalies reikalavimus. Kaip mes minėjome, 64 pasaulio šalis myli mūsų kompaniją. Paklausus prieinami daugumai, taigi produktas turi būti prieinamas daugelį Lietuvos ir pasaulio žmonių. Kokybiški, tai vienas iš svarbiausių faktorių, nėra kokybės, nėra rekomendacijų, o tinklinės rinkodaros verslas ir statosi, kūrėsi būtent rekomendacinių principų. Prieinamos kainos, labai svarbus faktorius ir labai dažnai tinklinės rinkodaros kompanijos siūlo išties puikų produktą, tačiau tas produktas yra ne visiems prieinamas, jo kaina yra palyginus aukšta. Mes turime iš tikrųjų puikų produktą su iš tikrųjų prieinama kaina. Tai yra nuostabus dalykas. Neturėti kenksmingo poveikio aplinkai. Taip, mūsų produktai pasižymiai keletas. Jie yra saugus, nekenksmingi, netgi mūsų įpakavimai yra įdėti į ekologiškus buteliukus. Tai yra tikrai svarbus argumentas. Neturėti analogų. Kaip išskirtinumą mes turime skalbiklius skystus, kaip išskirtinumą turime kvepalus su feromonais. Turime kosmetiką, kurie iš tikrųjų yra išskirtiniai. Turime išskirtinės dėžutės, turime išskirtinės dizaino buteliukus ir daugybę prekių, kurių tikrai nėra analogų. Patrauklus akiai, gražus dizainas, įpakavimas ir panašiai. Aš jau ką tik minėjau apie mūsų prekės dėžutės, įpakavimus ir visą kitą. Taip, tai iš tikrųjų mūsų prekės pasižymi tikrai patrauklių įpakavimų ir dizainų. Turėti išskirtinių savybių. Mūsų produkcijai turbūt kvepalus, kas leidžia išsiskiria, tai būtent feromonais gaminamis, skalbikliai išsiskiria būtent vėl pasikartosiu, kad jie yra skysti ir kosmetikos priemonės irgi turi išskirtinių savybių. Mėgstami visuose pasaulio kontingentuose. Aš pacituosiu mūsų lyderių kartojimų žodžius, tačiau jie iš tikrųjų yra puikus, tai kaip sako, visi kvepalai visomis kalbomis kvepia vienodai. Atitikti daug Europos ir daugelį kitų šalių sertifikavimo reikalavimus. Klausydamas prezentacijas iš lyderių, tai taipogi supratau, kad mūsų produktas yra iš tikrųjų tokiose vežančiose šalyse kaip Japonija, Šveicarija, Izraelis ir ten yra iš tikrųjų keliami išties stiprūs reikalavimai produktui. Ir mūsų kompanija, mūsų produkcija pasižymi tuo, kad mes ten esame legalūs, oficialūs ir mėgstami. Ir pats svarbiausias dalykas, tai yra mūsų vartojama prekė tinklinėje rinkodarai turi žmonėms duoti rezultatą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu mes kvepinamės kvepalais, jie turi gerai kvepėti, ilgai laikyti. Jeigu mes naudojame buitinę namų priežiūros priemonės, jos turi puikiai atlikti savo funkcijas. Jeigu mes naudojame kosmetiką, jos turi būti kokybiškos. Ir kuo mes labai didžiuojamės, kad būtent Federico Mokoro kompanija ir jos produktai atitinka šiuos kriterijus. Toliau. Trečia priežastis, kuri tikrai yra labai svarbu žmonėms, kurie domisi tinklinėje rinkodaroje, kurie mato galimybės tinklinėje rinkodaroje, kurie į šitą verslą žiūri kaip į verslą, kaip į pagrindinį pajamų šaltinį ir kurie mato čia didelę galimybę. Tai yra tikrai labai svarbus argumentas, yra tarptautinė plėtra. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes galime plėstis ne tik Lietuvoje, ne tik vienoje, dviejose šalyse, tačiau netgi šiai dienai 63 šalyse, kur mus mielai priims, kur yra mūsų oficialios atstovybės ofisai ir kur yra mūsų produkcija. Tai yra tikrai svarbu. Ir patikimumas.
Patikimumą užtikrina tai, kad tokios šalis kaip Izraelis, Japonija, Šveicarija įsileido mūsų produktą ir ten jis yra įregistruotas. Tai va, vidinė atmosfera. Prisipažinsiu, prieš ateidamas į Federico Mororo kompaniją, man teko prasianalizuoti ne vieną, ne dvi, ir ne tris, ir netgi ne 5 kompanijas, pabūti jų prezentacijose, seminaruose, susipažinti su jų lyderiais. Ir kas man labiausiai krito būtent tai, kad Federicos Mororos kompanijos lyderiai pasižymi labai atvirų, šiltų, nuoširdžių bendravimų su, nesvarbu, ar tai būtų jo šakos žmonės, ar tai būtų žmonės iš kitų šakų. Vidinė atmosfera čia iš tikrųjų yra labai puikiai, žmonės yra nuoširdus, mėgstantis padėti vieni kitiems. Ir tai iš tikrųjų yra puiku būti terpėje gerų žmonių. Motyvacinės programos. Dar viena puikiai priežastis, tai Federico Mororo išsiskyrė tuo, kad mūsų motyvacinės programos yra puikios. Aš jas paminėsiu savo sekančius skaidrėse. Pirmas priežastis, tai dar pasikartosiu, kad man labai patinka tas, kad motyvacija yra skiriama ir naujokui, ir žmonėms, kurie yra kažkiek pasiekę. Tai yra motyvacija tęsiasi ne tik tiems. Kitose kompanijose būna, kad motyvacinės programas gauna tik tie žmonės, kurie jau yra kažką pasiekę. Mūsų kompanijos žmonės gauna visą laiką. Jeigu eina į priekį, jie gauna ir naujokai motyvaciją, ir vidutiniai, ir pasiekę. Netgi pirmosios motyvacinės programos prasideda nuo žmonių, kurie pasiekia 6 procentą, tai yra piniginės išmokos. Aš dabar, taupydamas laiką, tikrai nevardinsiu jų visų. Aš tikiu, kad didžioji dalis iš jūsų yra motyvacinių programų pinigais, galime uždirbti 1650 litų papildomai. Toliau pasiekė 18 procentą ir išlaikė 3 mėnesius, kompanijai dovanoja mobilų telefoną. Dar pakilus laipteliu aukščiau gaunate 500 litų čekį, dar pakilus aukščiau gaunate kelalapį pailsėti druskininkose, dar palipus aukščiau kompanija dovanoja kompiuterį, dar palipus aukščiau kompanija dovanoja kelionį už tam tikrą pinigų sumą. Ir tai dar nėra viskas, nes kompanija dovanoja automobilius už pasiektą efektyvumo lygmenį. Ir mes jau turime kuo pasididžiuoti, nes Lietuvoje jau 3 žmonės turi mūsų kompanijos automobilius. Išmokų sistema. Džiugus dalykas yra tai, kad kompanija dalinasi pelnu su savo žmonėmis ir mes gauname ne tik už įdirbį savo asmeninėje grupėje, tačiau pasiekus tam tikrus lygmenis, kompanija moka ir iš pasaulinės apyvartos. Ir mes galime susirinkti iki 9 procentų nuo pasaulinės apyvartos. Tai iš tikrųjų yra didelis skaičius. Ir visiems žmonėms linkiu pasirinkti Federico Mororo kompaniją, galite pasinalizuoti ją su kitomis kompanijomis. Tačiau ši kompanija yra jauna, kuris sparčiai besivystanti ir duoda tikrai puikias galimybės. Dėkoju už dėmesį, atleiskite, jeigu buvo kokių tai nesklandumų, mes irgi dar mokomės ir jeigu yra kokių klausimų, galime pasistengti į juos atsakyti. Ačiū. Išjungit tai?